Neįtikėtinas siaubūnas, dėl kurio kilo legendos apie šamus žmogėdras. Nagi, mielasis. Žuvis. Atrodo, kad užkibo. Gerai. Nuleiskite variklį vandenį. Nuleiskite, paskubėkite. Po 6 dienų nepertraukiamo žvejybos man pagaliau užkibo milžiniškas šamas. Jis bando pasprukti. Gerai, dabar mes esame tiesiai virš žuvies. Tai didžiulė žuvis. Ji turėtų būti daugiau nei 2 metrų ilgio. Taip, tai tikra milžinė. Ateik čia, ateik, Pepai, nagi, ateik. Turiu ištraukti tą žuvį kiek galima greičiau. Gerai, tai tikrai didelė žuvis. Laikyk meškerę. Gerai, būk atsargus. Būk labai atsargus. Ji daugiau nei 2 metrų ilgio. Tikrai bus daugiau nei 2 metrai. Dabar lėtai, lėtai. Po tokios ilgos kovos esu labai pavargęs, bet turiu stengtis iš paskutiniųjų. Būtinai privalau įtraukti žuvį į valtį. Šis šamas didesnis už mano valtį. Tai Ronos upės milžinas. Tik pažvelkite į didžiulius jo nasrus. Ši žuvis yra pakankamai didelė, pakankamai sena ir pakankamai stipri, kad surytų šunį, antį ar tikrai didelį gyvūną, kuris plaukioja upėje. Nenoriu net įsivaizduoti žuvies, sveriančios daugiau nei 180 ar 200 kilogramų ir kur yra 3 metrų ilgio. Tokia žuvis galėtų mane nusitempti po vandeniu be jokio vargo. Neįtikėtina žuvis. Jau greitai prašvis. Reikia paleisti šią žuvį į vandenį, bet prieš tai padarysiu keletą nuotraukų. Mūsų valtis yra daugiau nei 3 metrų ilgio. Dabar labai aiškiai galite pamatyti, kokio jie ilgio. Ji didžiulė. Šamai gali būti virš vandens tikrai ilgai. Pasisteng pasukti valtį į dešinę pusę. Į dešinę. Gerai, puiku. Manau, galime ištraukti žuvį iš vandens štai čia. Gerai, padėk man. Šie nasrai yra tikrai galingi. Kai bandžiau įkelti ir iškelti šią žuvį iš savo valties, ji man daugybę kartų įkando. Labai džiaugiuosi, kad turiu šias pirštines, nes... Matote, jo nasrai labai stiprus. Brezentas nepakankamai ilgas. Kokio ilgio žuvis? 2,39 centimetrai. Tai tiesiog neįtikėtina. Ji beveik 2,5 metro ilgio. Šis šamas didžiulis. Tačiau šamai gali užaugti 2 didesni. Žuvies gleivės tiesiog siaubingos. Turiu nusivilkti striukę. Gerai, dabar išmatuokime apimtį. Jo apimtis yra 99 centimetrai. Šis šamas sveria apie 65 kilogramus. Jis tikrai ilgesnis ir daug sunkesnis už prieš tai pagautus šamus. Dabar suprantu, kodėl žmonės jų bijo ir kodėl mano, kad tokia didelė žuvis gali juos tiesiog praryti.
Tai didžiulė žuvis. Tikrai nemanau, kad šamai medžioja žmonės. Bet esu tikras, kad jei šios žuvis užaugtų pakankamai didelis, tikrai pabandytų tai padaryti. Ši žuvų rūšis išgyveno milijonus metų. Jie yra tikrai neprilygstami plėšrūnai. They are the ultimate predators. Vienas, du, trys. Matote, šis šamas daug didesnis už mane. Beveik metrą šio žuvies kūno vis dar paniręs po vandeniu. Tai tikrai nerekordinio dydžio šamas, bet dydis nėra svarbu. Esu taip sužavėta šio žuvies galios ir atkaklumo, kad grumti su juo buvo vienas malonumas.